Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė savo mokiniams palyginimą, kaip reikia visuomet melstis ir nepaliauti. Jis pradėjo. Viename mieste gyveno teisėjas, kuris nebijojo Dievo ir nesidrovėjo žmonių. Tame pačiame mieste gyveno ir našlė, kuri vis eidavo pas jį ir prašydavo: apgink mane nuo skriaudiko. Jis ilgai spyrėsi, bet pagaliau tarė savo: nors aš Dievo nebijau, nei žmonių nesidroviu, vis dėlto, kai šita našlė tokia įkyri, imsiu ir apginsiu jos teisės, kad ko gero į manęs neapkultų. Ir Viešpats pridūrė: įsidėmėkite, ką pasakė tas nesąžiningas teisėjas. Tad nejaugi Dievas neapgintų teisių savo išrinktųjų, kurie šaukėsi per dienas ir naktis ir delstų jiems padėti? Aš sakau jums, netrukus jis apgins jų teisės. Bet ar atėjęs žmogaus sūnus beras žemėje tikėjimą? Tai Viešpaties žodis. Štaisiais netoliese čia šventovės Tuskulėnuose. Šūviui pakaušį buvo nužudytas Telšių vyskupijos ganytojas. Pirmasis Telšių kunigų seminarijos rektorius, kurioj teko man 3 metus taip pat dirbti ir ją pažinti. Kalbu apie vyskupą Vincentą Borisevičių. Tai turbūt ne tas evangelinis teisėjas, tėvas, kuris atsiliepė į našlės šauksmą tik tai iš reikalo, tik todėl, kad jinai įkyri. Bet tai buvo Dievo tarnas, tėvas, kuris nebijojo iki pat pabaigos ginti iš tiesų teisių nuskriaustųjų ir pats neišsižadėjęs tikėjimo šaukdavosi maldoje Dievo pagalbos per dienas ir naktis. Kai naciai pradėjo vykdyti genocidą, jis įteikė vokiečių valdžiai protesto memorandumą dėl žydų žudynių, nesutikdamas su tuo, kas vyksta Telšių mieste ir Telšių vyskupijoje. Kai sovietai okupuoja Lietuvą, pasisako jisai prieš bažnyčios persekiojimą ir prieš bendradarbiavimą su okupacinė valdžia. Jisai nesutiko įdavinėti partizano ir šnipinėti KGB naudai. Suimtas, kalintas, daugiau negu pusmetį kankintas, galiausiai nuteistas mirti. Tardymai vykdavo tik tai naktimis ir trukdavo nuo 7 iki 8, o kartais ir 14 valandų. Apie tas tardymo naktis šio vyskupo nebyliai liudijo tik tai suplėšyti ir kruvini rūbai, kuriuos vis kažkurį laiką jo artimieji pakeisdavo, atvažiuodavo į kalėjimą jo lankyti. Šiandien daugelis klausia, kodėl jis neišvyko, šitas vyskupas į vakarus nebėgo, nes buvo tokios galimybės, jis galėjo tai padaryti. Šiandien turime savo aiškiai pasakyti, nes tikra meilė nepabėga. Tikra meilė lieka visada iki galo, iki mirties, iki kryžiaus mirties ištikima. Vyskupas Vincentas turėjo gerą pavyzdį, Jėzų Kristų, kad meilė nepabėga, kaip besunku būtų. Meilė nepabėga. Užtariant kankiniui, Dievo tarnui Vincentui, šiandien meldžiame Viešpatie Jėzau, padėk mums nepabėgti, nekapituliuoti meilėje, bet iki mirties išsaugoti tvirtą tikėjimą ir nepajudinamą meilę Dievui ir artimui. Mūsų vyskupe, kankiny, melsk Lietuvai daugiau šventų pašaukimų į kunigystę.